Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromatu, kuris įkvepia. Čia laida Noriu dirbti. Mes griauname įvairiausius mitus apie profesijas. Pasaulyje šviesų girliandos gimė XIX amžiaus pabaigoje, kai atsirado elektra. Pirmosios elektrinės kalėdų lemputės buvo prikabintos Jungtinėse Amerikos valstijose vietoj žvakių, o netrukus šviesa tapo švenčių simboliu visame pasaulyje. Vilnius prie šios tradicijos prisijungė gerokai vėliau, nors pavienės šventinės šviesos mieste pasirodydavo ir anksčiau. Masiškai gatvės ir aikštės girliandomis pradėtos puošti 20-21 amžių sandūroje. Nuo 2000-ųjų kalėdinės šviesos tapo neatsiejama miesto dalimi. Kartu su eglės įžiebimu, apšviestomis gatvėmis ir žiemiška nuotaika, kuri šiandien jau laikoma Vilniaus vizitinė kortele. Pristatome pirmąjį šio mito herojų. Aš esu Jonas Sadauskas, Vilniaus apšvietimas direktorius. Aišku, toks juokingas tas mitas, kad jūs ištraukėte iš praėjusių metų kažkokias tai lemputes, tik atėjo žmogus, žinai, taip pat nebesukabinsi kaip praėjusiais metais. Šiek tiek kitaip ir viskas atrodo liktai naujas kūrybinis projektas. Kaip yra iš tikrųjų? Nors sakyčiau, kad kaip ir namuose, mes turbūt visi puošiamės, taip ir eilutės puošiam, niekada taip pat nepapuošia, nors atrodo žaisliukai ir tie patys, girliandos tos pačios, bet vis tiek atsiranda naujų idėjų, naujų sprendimų, naujų paieškų. Būtų nuobodu, jeigu puoštume taip pat. Ir tikrai ne vieni mes nusprendžiam, kaip miestas puošis, dirba komanda. Tiesa, kas dirba? Kas sugalvoja, kaip turi atrodyti Vilnius papuoštas? Iš tikrųjų, suformuojama komisija labai rimta, kuri dirba Vilniaus miesto savivaldybėje, kur surenka architektai, ekspertai, šiaip žmonės, kuriems rūpi, kaip miestas bus papuoštas. Iš tikrųjų, miestas puošiasi ne vien per šventes, jeigu turėtume dėmesį Vilniuje, Vilniaus apšvietimas rūpinasi ir skulptūrų apšvietimu, parkų apšvietimu. Ir tie sprendimai, mes galvojam, kad turime šviesti visus metus. Tų švenčių yra daug progų, yra daug vietų, kurias reikia papuošti ir mes tikrai tai darome. Aš niekada nepagalvojau, kad, reikalinga kažkokia labai didelė kūrybinė komanda ir daug žmonių, tiesiog, kad sukabinti lemputes, kad sutvarkyti, bet aš kiek suprantu, čia ne vien lempučių žaibimas ir eglių puošimas. Tai tikrai taip, pažiūrėkite, kaip papuošti tiltai, kaip papuošti patilčiai, skulptūras. Lemputės pagabinti yra viena, bet reikia sugalvoti, kaip jas kabinti. Ir labai svarbu, kad jeigu kabinsim bet kaip ir be minties, bus šviesos triukšmas ir bus negražu. Neužtenka vėl lemputės pagabinti. Reikia žinoti, ką norime jam pasiekti, ką apšviesti, ką išryškinti. Todėl žmonės pas mus dirba naktimis, kurie konkrečiai važiuoja po tiltais, prie tiltų, šviečia, bando spalvų gamas, kaip gražiau atrodys. Išsibando, kaip lemputės atrodys? Be abejo, apšviečia tiltą ir žiūri, kas gavosi, kitaip vienaip gaunasi kompiuterį, kai žiūri arba, o kitaip nuvažiuoja į vietą, po balto tilto ar kito tilto žiūri, kad gal reiktų truputėlį kitaip. Pristatome sekantį šio mito herojų, kurio kūrybos dėka miestas atrodo taip gražiai. Esu Alvydas Seliava, UAB Vilniaus apšvietimas elektromontuotojas. Vilniaus apšvietimas. Nematomi miesto kūrėjai, kurių dėka Vilnius kas vakarą nušvinta. Saugus, jaukus ir gražus. Konkrečiai mūsų įmonės šiuo metu šviečia tiltai su Vilniaus logo, seniūniuose papuoštos eglaitės, Odminių skveras mūsų pasididžiavimas. Odminių skveras. Kaip jūs tai darote? Taip gražiai padaryta. Štai jūsų tiesioginis darbas, ar ne? Yra tenai viskas sumontuoti, primontuoti, padaryti ir taip toliau. Kaip vyksta darbas? Mano darbas, mano kūryba šitom rankom išvyniota, kaip galvojat, kiek maždaug girliandų galėtų ten būti. Neįsivaizduoju, pasakykit, neįsivaizduoju. Nei daug, nei mažai. 2000 metrų, 2 kilometrai. 2 kilometrus išvyniojam? Odminių skvere, taip. Ant medžių išvyniojam 2 kilometrus girliandų. Ir, tokiam darbui, aišku, kad nėra plano. Nuo kur iki kokio medžio, iki kokio krūmelio ten vesti. Kaip jūs dirbat? Čia jau kūrybos tenka pridėti šiek tiek. Tai kaip jūs palakot? Tai dabar aš taip, jūs pasiėmėt ir jūs turit, kaip sakant, kūrybinę užduotį.
ir vinioja tas lemputes, žiūrit, kad gražiai šviestų, išjungiat, įjungiat. Taip, čia yra toks darbas. Darbas per brūkšnelį kūryba. Bet iš tikrųjų, žinokit, nebėgit, bet aš niekada nebūčiau pagalvojusi, kad jūsų darbas yra kūrybinis. Nu, atrodo, elektra. Prie ko čia kūryba? Elektra, bet tai tą elektrą galima padaryti gražiai, galima padaryti bet kaip. Jūsų dėmesiui dar vienas šio mito herojus. Esu Albinas Puidokas, dirbu Vilniaus apšvietime inžinierium. Bet iš tikrųjų, ar gali inžinieriaus darbas būti kūryba kažkokia? Tai jeigu tu gavai jau popieriaus lapą, ten parašyta lemputė, čia turi šviesti mažiau, čia turi šviesti daugiau. Ar čia yra tame kūrybos, ar tiesiog pasiemi kaip iš vadovėlio, kaip iš Biblijos, eini per miestą ir darai? Įdomu, suprantat, viskas yra kintantis dalykas, dinamika. Mano darbas būtent įvertinti tai, ar mes galim taip, kaip aprašyta, įgyvendinti. Jeigu ne, aš galiu siūlyti geresnius sprendimus. Kai kada, taip, reikia įgyvendinti pagal popierių, ne? Tada tu sakai... Tada neįdomu. Visko būna, tikrai būna. Tikrai būna ir neįdomių dalykų. Bet būna ir kūrybinių dalykų. Tai tokių kaip, pavyzdžiui, mes turėjom projektą, būtent šiemet, pavasarį išėjo laivyba, būtent Neries. Ir mes turėjom būti užtikrinti jų pakrovimą, tų laivų pakrovimus. Labai buvo įdomu. Tai ką jūs ten darėt? Razečių pridėjo daugiau negu reikia į krantinės? Į krantinės, kurių dar nebuvo. Įdėjom rozetes, kurių dar nebuvo, taip. Dėjom spintas specialias, reikėjo ieškoti būtent čia Vilniuje, turbūt su laivyba nedaug kas susiję. Nelabai jūs ką suprantat, aš klaipėdietė esu, suprantu, kad jūs nelabai ką suprantat apie tą laivybą. Būtent Vilniuje mes nelabai, bet Klaipėda turi savų tų žinių. Ir atsintė, ką nors. Ir būtent mes turėjom ieškotis to žinias, žiūrėti, tobulintis ir kaip, pavyzdžiui, padaryti, kad apsaugoti žmonės, būtent jeigu kažkoks tai laidas įkrenta pakrovimas, laidas įkrenta į vandenį ir kas tada? Būtent pakrovimai. Tam yra apsauginės priemonės, tai skirstomieji transformatoriai ir taip toliau, kurie labai buvo įdomus, bent jau čia Vilniaus tokius pirmosius mes įrengėm. Aš vos nesusijokiau, bet čia visai nejuokinga, pabandžiau įsivaizduoti, kaip stovi 100 Vilniečių upė ir ten įkrenta laidas su elektros srove. Tikrai būtų nejuokinga. Ne, čia tikrai nejuokinga, čia jau toks kažkoks kūčių valgymo komos pasiekmes. Gerai, kažkaip šitaip, kažkaip. Bet iš tikrųjų šitas darbas, jis yra įdomus ir jis yra, kaip čia pasakyti, turbūt privalomai turi žengti kartu su technologijom į priekį. Žinoma, mes visą laiką turim tobulintis, žinoti, ką mes galim dar išlaužti, kaip kitaip padaryti naujau. Ką turiu omeny, tai kaip padaryti saugiau, nes viskas, kas reglamentuota bent jau su elektros sauga, arba apskritai su elektra, yra tam, kad apsaugot žmogų. Tie, kurie atvyks į sostinę, matys, kaip gražiai pasipuošęs yra miestas, bet po naujų metų nusiema visos tos lemputės, nusiema tą šventinę nuotaiką. Ar jūs keičiat kažkuom, kad ta nuotaika būtų taip pat gera ir po šventiniu laikotarpiu? Kas bus naujo? O bus naujo, turbūt visų slapčių aš neišduosiu, kas bus naujo apšvietime, bet tikrai, kas tikrai išliks, kas bus plečiama, tai skulptūrų nauji apšvietimo modeliai, bažnyčių nauji apšvietimo modeliai, plus tikrai turiu pasakyti, kad mes nuo sausio 1 dienos, kaip Vilniaus apšvietimas, tampame dukterinė įmonė miesto gijoms, atnaujiname miestą, tai mes kaip savivaldybės valdomos įmonės turėsime dar daugiau resursų, dar daugiau pajėgumų puošti miestą, prisidėti prie miesto grožio, sukurti bendras erdves žmonėms, kad būtų faina čia gyventi, auginti vaikus, eiti darbą, vakarė linksmintis ir švęst gyvenimą. Jūs gražiai taip kalbat. Vieni dabar sako, kas tas Vilnius, triukšmas, kamščiai, bėkit iš to Vilniaus. O jūs tie, kurie puošiate miestą, sako, važiuokite čia šventė. Taip, važiuokite čia į Vilnių, tai mūsų miestas. Mitas, kad pakanka praėjusių metų lempučių ir miestas bus gražus, tikrai paneigtas. Tik nuolat atnaujinamas,
apgalvotas apšvietimas kuria jaukumą, šventinę nuotaiką ir tikrą miesto grožį. Ir paskutinis klausimas. Esat 2 pirštus į rozetę įkišęs? Vaikystėje esu. O darbe? Darbe ne, jau neteko. Jau patirtis leidžia nebekiš taip, nebedaryti taip. Ir nei kart nėra nupurtę. Ačiū Dievui, nėra darbe. Linksmų naujų metų. Ačiū, jums taip pat. Čia laida Noriu dirbti. Na, o dabar labai įdomus mitas. Yra sakoma, kad darbo sauga reikalinga tik tai jei dirbi didelėje įmonėje. Bet įsivaizduokite, jūs sėdite biure, jums ant galvos nukrenta segtuvas arba dirbate nuotoliu ir apsipilate rankas kava. Ir kas tada? Per šimtmečius buvo kuriami įstatymai, tyrimai ir institucijos, kad darbuotojai būtų saugus. Nelaimingi atsitikimai gali nutikti bet kada. Todėl svarbu juos numatyti ir užkirsti kelią. Nesaugi darbo aplinka – tai ne mitas, o mūsų visų kasdienybė. Pristatome šio mito pirmąjį herojų. Esu Jurgita Jankauskienė, UAB Saugaus darbo centras direktorė ir įkūrėja. Pradėkim nuo to, kad mes galvojam, kad tik tai darbo sauga reikalinga kažkokiose dideliuose įmonėse, ten, kur reikia šalmą užsidėti, kad plyta nenukristų ant galvos ar ne. Atrodo, kad va štai tokiam biure arba mūsų darbo vietoje televizijoje negali būti jokių įvykių. Juk tai mitas. Taip, absoliučiai mitas ir aš jį tikrai paneigsiu. Tik tai pradėjus dirbti gal prieš 20 su virš metų darbų saugoje, tiesiog gavau tirti nelaimingą atsitikimą, kuris įvyko visiškai lygioj vietoj. Aš turiu galvoj, kad tai biure, kur atrodo tikrai jokių nelaimingų atsitikimų įvykti negali, kur darbuotojai saugus, sėdi prie kompiuterio, žodžiu, ir niekas ten negali atsitikti. Tai iliustruoju. Sėdi buhalterė, turi savo darbo vietą, darbo stalą, už jos nugaros yra pastatyta spinta, į kurią jinai sėkmingai kaupia tuos segtuvus savo paruoštus ir, žodžiu, jau kai pritrūko vietos spintoje, sugalvojo, kad jinai sukraus ant spintos. Prasideda. Ir taip, ir čia ir prasideda visa gražioji istorija. Jinai krovė ant tos spintos, tol kol vieną dieną netyčia pastūmus kėdę kažkokiu tai būdu atsitrenkė į tą spintą ir, žodžiu, tie segtuvai, gal kokie 4, dabar aš jau gerai negaliu atgaminti, bet tikrai nemažai užkrito jai ant galvos. Tai yra nelaimingas atsitikimas darbe, kurį darbdavys privalo ištirti. Jeigu tai yra lengvas nelaimingas atsitikimas darbe, tai tyria darbdavys. Jeigu yra sunkus nelaimingas atsitikimas, jau tyria valstybinė darbo inspekcija ir darbdavys dalyvauja. Bet visada darbdaviui tas nelaimingas atsitikimas tikrai nepagirima raštas. Jurgitos patirtis labai didelė ir ji pabrėžia, kad tokie pavyzdžiai aiškus signalas darbdaviui būti pasiruošusiam nenumatytiems atvejams. Vėl pailiustruosiu. Sakysim, sėdi darbuotojai prie kompiuterio. 5 darbo vietos, visi turi vienodus stalus, vienodus kompiuterius, bet vienas darbuotojas su akiniais. Tai ką reiškia, darbdavys turi atkreipti dėmesį, kad šitam žmogui jau yra regėjimo sutrikimas ir jam reikėtų tikrai rekomenduoti būtinai daryti tas specialiasias pertraukas, kas valandą laiko po 10 minučių atsistoti, padaryti mankštą ten akių ir taip toliau, taip toliau. Kitas darbuotojas, sakysim, prie tokio pačio darbo stalo sėdi. Va dabar aš mažutė, prie tokio pačio stalo, aš kėdę pasikeliu, nusileidžiu. Kitas sėdi žmogus, kuris yra ten vos ne 2 metrų aukščio. Ir ta kėdė jau tiek nenusileis, kad jam būtų patogi darbo poza dirbti. Jis jau turės susirenkęs. Darbdavys? Tai darbdavys turi užtikrinti darbuotojui saugias ir sveikas darbo sąlygas. Tai nuo to ir reikia viską pradėti. Tai gerai, darbdavys privalo. Tai gerai, jeigu, pavyzdžiui, operatorius, kuris yra už kadro, pavyzdžiui, man gadintų nervus, aš galiu pretenziją pareikšti. Na, jeigu jisai prie jūsų priekabiaus, kaip sakyt, smurto. Taip, priekabiavimas. Čia labai įdomi tema. Taip, dabar labai ant bangos. Dabar labai ant bangos, nes valstybinė darbo inspekcija pakeitė darbo kodeksą nuo sausio 1 dienos ir įsigaliojo prievolė darbdaviui apmokyti darbuotojus dėl smurto ir priekabiavimo darbe prevencijos. Faktas, jei įmonėje dirba ne keli, o 10 darbuotojų, vadovas negali visko kontroliuoti. Kas prie ko sėdi, kaip bendrauja ir ar visi, kuriems priklauso, daro pertraukas. Šio mito sprendimą turi kitas mūsų herojus.
Labadiena, esu Rolandas Gustaitis, Saugaus darbo centro darbų saugos skyriaus vadovas. Kolektyve turėtų būti išrinktas darbdavio iniciatyva darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai. Tai yra žmogus, kuris galėtų jūsų tą informaciją pernešti vadovui ir jam pasakyti. Tai va tas tarpininkas, sakykime, jisai būtų tas surinkėjas informacijos ir perdavėjas darbdaviui. Toliau, gal įmonėje yra darbų saugos specialistas skirtas tokiam specialiai klausimui, galima tada su juo kalbėti ir perduoti. Jeigu tokių reakcijų jokių nevyksta, be abejo, galima tada tiesiog į darbdavį kreiptis, bet kaip šiai dienai visi įsitikinę, kaip ir žino, reikia raštiškai, kad tavo žodis neliktų kažkur tenais istorijai. Elektroniniu paštu geriausiai. Tu kreipiesi tokiom priemonėm, kurios yra prieinamas, su kuriuom gali visi irgi susipažinti, ar elektroniniu, ar popieriniu būdu, ir darbdavys privalo į tai reaguoti. Pristatome trečiąjį šio mito herojų. Luka Judickienė, Saugaus darbo centras, pardavimų direktorė. Turbūt labai dažnai kyla konfliktai tarp darbdavių ir darbuotojų dėl pareiginių nuostatų. Kiek tai yra svarbu įmonėje? Labai svarbu ir tą dažnai pabrėžiu darbdaviam ir siunčiu anketas prieš darant dokumentą, kad būtinai atkreiptų dėmesį, kokius darbus dar planuotų tam žmogui, kad neatsitikus nelaimiai ir davus užduoti tai pareigybei, kad jo darbas nebūtų nesusijęs su pareiginiais nuostatais. Tu nevykdys, ar ne? Taip. Pavyzdžiui, aš galiu ten sakyti, man kažko paprašė darbdavys ir nėra į mano pareigybės įrašyta. Aš to ir nedarysiu, taigi aš ir nebūsiu dėl to kalta, ar ne? Jeigu nėra įrašyta pareigybėse. Kaip pavyzdys, pardavėja. Darbdavys paprašo sezono metu, kad vitrinos langus išvalytų. Pagal viską pardavėjai nepriklauso valyti langus. Nepriklauso. Bet jeigu pareiginėse nuostatose to nėra, pardavėja tiesiog gali atsisakyti to darbo. Nes jeigu jie įvyks nelaimingas atsitikimas balant langus, vadinasi, darbdavys bus neteisus šitoje vietoje. Ir jis bus kaltas esančiai situacijai, nes jinai neprivalėjo to daryti. Tai labai aš suprantu, kad čia darbdaviams, ar ne? Labai svarbu yra, kad išrašytumėt labai tiksliai, ar ne? Taip. Kas yra, o darbuotojams labai aiškiai reikia pasiskaityti, ką jie turi ir ką neturi daryti. Taip. Ir šiaip darbuotojas atėjęs į darbą gali darbdavio per 5 darbo dienas pareikalauti pareigų aprašymo. Taip numato mūsų darbo kodeksas. Pastaruoju metu matyti aiški tendencija. Labai užsiėmę ir veiklus verslininkai vis dažniau samdo įmonės, kurios profesionaliai sutvarko darbo saugą. Čia darbo saugos sprendimų kolektyvas ateina į pagalbą, kad tiek didelės, tiek mažos problemos būtų pastebėtos, o darbdavys galėtų jaustis saugiai, kaip viskas aiškiai aprašyta dokumentuose. Čia tiek daug visokių reikaliukų, popieriukų, parašiukų, mažom raidytėm ir taip toliau. Čia neįmanoma yra visko žinoti. Tam ir yra tie darbuotojų atstovai, kurie turėtų pabūti. Tai pasakėt. Esam ir mes, ir darbų saugos specialistai, kurie iš tikrųjų turėtų sužiūrėti iš vienos pusės darbuotojui parodyti, kur negerai, kur ko saugotis, iš kitos pusės darbdaviui pranešti, kokia vieta yra taisytina, kokią problemą reikėtų spręsti ir gal kokių investicijų pasiplanuoti. Ir čia būkime atviri. Niekas nenori, kad konfliktai pasiektų darbo inspekciją, o dar labiau, kad darbe įvyktų nelaimingas atsitikimas. Bet kokiu atveju darbdavys atsako už viską, už darbuotojų saugą ir sveikatą ir už visą įmonėje, kaip sakyti, tai jeigu man nervai nebelaiko ir sugadinta mano, pavyzdžiui, širdelė truputėlį, spaudimas kyla, pastovus nerimas, kas kaltas, darbdavys? Žinot, tai pasakyti vienareikšmiškai irgi negali, kad darbdavys kaltas, nes gali dėl daug ko tai pasitikti. Bet jeigu jūs jaučiate, kad jūs jaučiate įtampą dėl to, kad darbdavys sukelia pastoviai tokias įtampas ir jūs pastoviai dėl to blogai jaučiatės ir jūs įsivertinote, kad jūs tikrai jaučiatės dėl to blogai. Jūs kai savaitgaliais jūs ilsitės ir jums nei širdelė plaka, nei ten kas nors įvyksta. Taip. Tai tokiu atveju, žinot, visada yra valstybinė darbo inspekcija ir jūs galite kreiptis į valstybinę darbo inspekciją ir kaip sakyti, bet čia jau yra kraštutinis atvejis. Nei vienas darbuotojas, taip, iš tikrųjų baisiai. Valstybinė darbo inspekcija, čia tai baisu. Kad sumažinti žmogiškai faktorių, darbdavys turėtų atkreipti dėmesį, ar žmogus nedirba per ilgas valandas, ar jam užtenka laiko pailsėti, ar yra mikroklimatas įmonėje tarp
kolegų, sakykime, draugiškas, ar jam nėra streso. Nes pagrindinis dalykas dėl tų žmogiškųjų faktorių įvykimo, dėl tų nelaimių visų, tai yra arba stresas, arba nuovargis, dėmesio stoka. Tai ir tas pats psichologinis smurtas, ne? Arba tenais mobbingas, jisai vėlgi gali įtakoti žmogaus, nežinau, ir dėmesį, jisai įsitempęs dirba, jisai nepamato kažko, tai jisai paskuba kažkur, arba jį, pavyzdžiui, veja nuolat, kad tu spėtum, kad tu greičiau, kai netinkamas darbo organizavimas. Tai dėl tos visos įtampos žmogus atidumą praranda. Ir atidumo praradimas ir yra pagrindinė priežastis, kodėl įkišo ne ten rankas, paėmė ne taip, ne su to peilio galu, peilis iškrito ne taip, paėmė, įsipjovė. Ir visos šitos nelaimės dėl žmogiško faktorio yra pagrindė dėl psichologinės situacijos. Galim sakyti, į darbą kaip į šventę. Aš turiu tokį kolektyvą, kurie tikrai džiaugiasi, kad čia kaip antra šeima. Tai mano... Tai jūs mokat visus įstatymus, viską žinot. Tai ne dėl to, aš tiesiog kuriant įmonę, aš jau žinojau, kad aš noriu, kad aš susidėjau prioritetus. Man prioritetai nebuvo pinigai, man prioritetas buvo, kad žmonės jaustųsi gerai, kad gautų profesinių žinių, visą kitą. Tai žinot, tai čia nuo tų visų prioritetų ir priklauso. Taigi, šios profesijos atstovai tikrai nėra kažkokie griežti kontroliuotojai. Tai žmonės, kurie geba numatyti galimus pavojus ir juos tinkamai suvaldyti. Mitas tikrai paneigtas. Tai būtinybė, o ne perteklinės taisyklės. Dėkojame savo draugams. CV Online – tai ne tik darbo skelbimų portalas, bet ir stiprus personalo paieškos, atrankos ir įvertinimo paslaugų teikėjas, kuris stengiasi būti geriausiu partneriu darbdaviams, ieškantiems darbo ir darbuotojams.